nieko nenutiko, žinai, viskas atsibodo, įgryzko. Kiekvieną dieną vis tas pats. Kaip mokykloje sekės, kokį pažymį gavai, vėl matematika nesiseka. Man lietuvių kalba daug geriau sekėsi. Ką išmoksi ant pečių nenešiosi? Supratau, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Viskas aišku, mamos pamokslai baigė iki gyvo kaulo užraušti. Tu galvoji, man kitai, ir iš kur jos traukia tas patarlės? Iš kur? Mokyklų? Norėčiau nors vieną dienelę pagyventi be mamos moralų, nors vieną dienelę daryti ką noriu, elgtis kaip noriu. Žinai ką, aš irgi noriu. Tuomet nereiktų lankyti muzikos mokyklos. Kaip ji man atsibodo, mama pastoviai kartoja. Tu gabus muzikai, tu turi absoliučią klausą. Nekenčiu muzikos mokyklos. Sveikučiai! Kas tau pasidarė? Aš įsimylėjau. Ką? Taip, aš įsimylėjau. Kas tas laimingasis? Rytis iš 12 klasės. Rytis? Tas pats. Ir žinot ką? Šiandien eisiu su juo susitikti. 8 valandą prie dosto susitinkam. Lina, gal turi ką apsirengti? Bet ne, visai pamiršau. Tu pati nesąmonė. Čia verki kaip mama irgi kažką apie tokią situaciją pasakoja. Bet kuo nuosimiu, kad jinai? Tai sakyk, kas be? Ai, mama. Viskas aišku, mama. Jis sako, kad Rytis man netinka, kad Rytis nemandagus, kad matė jį rūkantį ir dar 1000 galėtų sugalvoti priežasčių, dėl ko nenori su juo bendrauti. O jis toks. Tikrai toks. Bet gal ir tu norėtum, kad nors vieną dieną mama patostogautų? Žinoma, kad norėčiau ir ne vieną dieną. Ak, tos mamos. Aš norėčiau gal sparnų, tavam paskolintum savų. Aš pasnočiau per būdų, tol kol man užteks jėgų. Nuo tavo saulės apakau.
Labas! Ko šūkauji, nekurčiamas? O, bent vienas geros nuotaikos. Jo pečių tikriausiai nestebė jokie rūpesčiai, jis mūsų nesupras. Ko čia tokį susiraukę? Davai varom prie guostos, pašokinėsim, nuo paplepėsim, parodysiu, kaip moku nardyt. Sakiau, kad jis mūsų nesupras. Žinot, o mano mama 2 dienom į Vilnių išvarė. Pasisekė. Ir paliko jie čia man kažkokį raštelį. Aš žinau, paruošti pamokas. Paruošti. Nunešti močiutė vaistus. O Dieve, vėl aš pas ją nueisiu, tai be vakaro, tikrai nepareisiu. Oi, nunešti. Parvesti Luką iš darželio. Ir vėl tą verksnį, taigi nueisiu visą kelią namo, aš liums, kodėl nemabėtaisinė. Nežinau, kiek dar čia valandų, kiek jau turbūt vėluoju, o čia dar 3 darbus reikia padaryti. Ką tu, mama, savo galvoji? Gal varom prie Velnės? Pašokinėsim nuo tiltuko. Tai dabar tu mūsų supranti? Gal nori prisijungti prie mūsų? Ak, tos mamos! Lina, grįžk namo. Lina, valgyk. Lina, Reksą reikia pavedžioti. Kur čia pasislėpus? Sėskite čia prie mūsų vietos visiems. Sakiau, perrašysi viską iš naujo. Nerašysiu. Rašysi. 10 kartų perrašysi, kol pagaliau išmoksi. Nerašysiu. Noriu pas mamą. Ir už ką man tokia bausmė? Kaip aš tave suprantu? Ir kas kart vis tas pats, mama vis sako, tu didelė, tu turi man padėti, tu turi prižiūrėti brolį. Ką aš kalta, kad gimiau pirma? Ak, tos mamos. Sveikučiai. Sveikučiai. Aš kreipiuosi į jūs visus. Pavargusius nuo savo mamų. Į mus? Taip, taip, į jūs. Aš galiu padaryti taip, kad visos mamos išeitų atostogų. Tikrai? Tai būtų nuostabu. Fantastika. O ar tai įmanoma? Jau nebegirdėsim priekaištų dėl netikų namų darbų. Prašau, padarykit taip, kad visus mamos išeitų atostogų, apmokamų. Oi, tu man paspirgėsi tada. Tebūnie, kaip norite jūs. Nuo šiandien visos mamos išeina atostogų. Ting tang.
laiko, reikėjo tėčiui pietus išvirti. Sveikus, labas, ką čia veikus? Taip, viskas atsibodo. Taigi varyk, su tėčiu susitiksi, kai mama atostogauja, nieks nedraudžia. Tai, kad nenoriu. Ką? Ai, žinot, mama tiesą sakė, tas rytis kažkoks keistas, jo juokeliai pasidarė visai nebejuokingi ir kartais net gąsdina, jis vakar mane cigaretę pasiūlė, šlykštu. Dabar gailiuosi, kad tada su mama priklausė. Tikrai, šiandien ir aš pagalvojau, kad mama dažnai teisai būdavo. Žinot, man jau tos mamos atostogos lygysiu iki gyvo kaulo. Dabar raštelių 3 kart daugiau. Sąrašas tuose rašteliuose iš visko žin kokio ilgio. Apie ežerą galiu tik pasvajot vakare. Vos iki lovos 4 pašliaučiu ir viskas. Gana jau prisiatostogavo, ta mama galėtų jau kaip ir grįžti. Patys mama susintėm, o dabar skundžiamės. Juk galim daryti ką norim, bet visai nesinori. Aš net mokytis pradėjau, vakar psichologijos 10 gavau. Atvedžiau tėtį elektroninį dienyną, tas net nepažvelgė, o mama tikrai būtų pamačiusi. Spalvoti su spalvotais, balti su baltais, o su kuo kojines kalti? Visai pasimečiau su trupiniuose. Niekada negalvojau, kad mama šitiek darbų namuose atlieka. Lyg ir nuskalbė, daro pusryčius ir pietus, o grįžus paklausė, kaip man sekėsi mokykloje. Kai aš pabundu, mano mama jau būna pasidažiusi. Kai nugulti, ji net nesiruošia. Plauna indus, tvartuvę, kambarius. O mano mama niekada nepamiršta palinkėti man saldžių sapnų. Žinot, aš jau pasiilgau jos butinio prieš miegą. Mano mama visada grįždama iš darbo, ką nors parveždavo skanaus, galvodavau kaip kokiai mažvaitį, bet vis tiek suvalgau. Pasiilgau mamos. Ir aš pasiilgau. Žinot, aš tai vakar net nuotraukas visas mamos įsirinkau. Štai, juk taip gražiai atrodė savo vestuvių dieną. Įdomu, kaip tavo mama atrodė jaunystėje. Visos nuotraukos jos. Kokie suknelės. O jums, ar niekada nebuvo įdomu, kada ir kaip jūsų mama pirmą kartą pasibučiavo? Aišku, kad įdomu. Žinot, reikia kažką daryti. Mums brolis jau baigia galvas išrūšti. Kada mama grįž? Prašau, padarykit taip, kad mamos grįžtų. Mamos nepasakė, nei kur jos išvažiavo, nei kada jos grįž. Kodėl mes nepaklausim, kada jūs grįž? Nu tikrai, mes net nežinom, kur jos atostogauja. O tėčiai irgi geri, nieko mums nesako.
Dažnai neįvertinam žmogaus, kai kasdien šalia. Nekreipiam dėmesio į jo rūpesčius, o gal džiaugsmus. Nervina tie patys klausimai. O ar jūs kada paklausėte mamų? Kaip tu jauties? Gal tau padėti? Ar viskas tau gerai? O svarbiausia, ar pasakote savo mamai? Mamyte, aš tave labai myliu. Nuo šiol kartuokite šiuos žodžius. Tai geriausia dovana mamai. Laisvų nevėjau, kai skrisi nerūpestingai žemės keliais, sutikęs mano mamą, paštelk jai į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje. Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą pavadintą mamos vardu ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų. Mes jūsų didžiausias rūpestis, jūsų vargeliai, nemiegotos naktys ir ašaros, sugebam pareikalauti iš jūsų geriausių valandų, sugebam sugriauti jūsų planus, mes jūsų neparašytą disertaciją, nepastatyti namai. Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saulė. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žemė. Tu tokia stipri, kad galėtum kalnus nuversti. Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu viskas drauge, nes tu mano mama. Mielosios mamos, visų choro vardu, nuoširdžiai sveikinu jūs gražiausios pavasario šventės proga. Pirmieji pavasario žiedai skirti būtent jums. Už pasiaukojančią meilę, teikiamą saugumo jausmą, norime jums padėkoti rankai laikydami giliai žiedą, su džiaugsmo ašaromis akyse, virpančias širdimi. Priimkite iš mūsų dėmesį, meilę ir dėkingumą. Būna dienų, kai tylėt labai sunku, nežinai, kas
Motinos meilė, dangiškos ugnys, skaidriai liepsnodama guodžia pasaulį. Motinos meilė, tai skausmas bedugnės, nešanti žemėj gyvenimo saulė. Motinos veidas kaip vasaros rytas, džiaugsmo ramybė pasaulį nudažo, virsta žvaigždė ant jo ašarą kritus, jam atvaizduoti spalvų žemėj mažo. Motinos balsas lyg atva prabilus, jam suskambėjus gyvenimės prabunda. Motinos žodžiai vietovių gilūs, amžius jie grumia su žemės pagunda. Motinos akys kaip saulė šviesiausia, viską pamato ir viską supranta, jų išlydėtas bevilčiai neklausia, kaip beišeiti į šventąjį krantą. Motinos rankos, tai tūkstančiai rankų, nemokančių skaityti gyvenimo kelią. Globė jo širdį, kai skausmas ją tranko, neša jos laimę iš nuodėmių kelią. Į sceną kviečiame teatro būrelį parodyti spektaklį jausmą. Senelėje gyveno senelis ir senelė, jie turėjo jautelį. Senelė, kur mūsų jautelis? Nežinau, senutė, nežinau. Užaugo didelis, sularsto, suvylioja. Taip, senelė, didelis mūsų jautelis. Aš einu į trobą, o tu pasižvalgyk, kur tas jautelis. Bū, aš jau tukas. Senelė, štai mūsų jautelis. Bū, aš jau tukas. Bū, didžiaragis. Bū, kai išlys, bū, subadysiu. Ir jautelis nusprendė eiti į mišką, didelės trobos statyti. Eina jautis mišku ir sutinka aviną. Be, nėr žolės. Be, nėr žolės. Bū, aš jau tukas. Padėk avinėlį man trobą statyti. Priimsiu ir tave, kai žiemos šalčiai užeis. Man tavo trobos nereikia. Pažiūrėk, kokios filmas. Gali būti ir šalčiausia žiema. Man trobos nereikia. Bū, aš jau tukas. Eina jautis toliau, sutinka žąselę. Ką? Žąselė, einam į mišką. Padėk man trobą statyti. Žiema bus labai šalta. Kamas pingvino bus drastyti. Man bėdos. Gaidelė, einam į mišką trobos statyti. Žiema bus labai šalta. Priimsiu ir tave. Aš po mišką nepratęs valgti. Man šeimininkė duos po karmą šiltą vietą. Kokoras bijoko. Eina jautukas mišku ir sutinka kiaulę. Liuks, noriu vaikų. Einam į mišką trobos statyti. Priimsiu ir tave peržiemoti. Ką man varstyti, kai išeina šeimininkė, mane kova. Vaikšto jautis po mišką, ieško vietos, trobą statyti, atlėkė staugdamas vilkas. Au! Gal tu čia darai, mano valgė, aš gyvenu. Aš tik norėjau trobą pasistatyti. Gerai, aš ieškosiu kitos vietos. Vaikšto jautis po mišką ir vėl ieško vietos trobai statyti. Aš meškutėlė perku. Čia mano, čia aš gyvenu. Atsiprašau, meškutė, aš tik norėjau trobą pasistatyti. Gerai, einu kitos vietos. Matysi ir užklysi, čia su stalo, čia sodins, skanę duoną pavaišins. Tiežienapis jums beria, draugaukite su paukščiais, klausykis jų dainų. Nors laikas vėjų bėga ir niekad nesustoja, nenusilenkit, šypsokis, linkiškės dieną. Švytėkite kaip vyšnios, švytėkite kaip saulė. Mielos mamos, smagu, kad jūs šalia, šypsokitės ir džiaukitės šią nuostabią dieną ir kuklia mūsų dovana.
viešbučių. Gegužės sekmadienį pilna, suplieskos bažnyčių varpai ir šventę pavasario žalio išdabintų gražiausiais žiedais. Mes švęsime motinos dieną, brangiausias žmogaus iš visų, atnešiu priskynęs kasdieną, liūdėje būti žiedų. Pasimelskime už mūsų dalykus, prašykime sveikatos sėkmės, prašykime metų ilgiausių, laimės. Vakaras gilus ir šiltimai, už lango tyla, dūsauja mieguos numesti žaislai, kol sapno nėra. Nematau seną knygą, kurioj savo pasaką radau. Ten šalis stebuklingas aš mačiau, jas dviese su tavim lankiau. Pakylėk ligi dangaus, leik suprasti ir pajaus laimės kainą. Brangiausia iš tūkstančių kitų, kaip be tavęs mamyte, pasaulį būt sunku, kaip tie maži paukšteliai, mes giedame vinklį savo šiltais bateliais, susilaukti mūsų. Ačiū, miela mama, už gimtinį namą, už pievelę žalią, židinį ugnelę, pagrandu paskūnį, dievišką mamulę. Ačiū tau, brangioji, kad mane globoji. Vis atėjo kokia puiki diena. Rašytovės tos gėlės, saulės šypsena. Ant ištiestų delniukų atnešiu savo džiaugsmą, atnešiu dėkingumą, mamyte tu brangiausia. Ant ištiestų delniukų atnešiu savo džiaugsmą, atnešiu dėkingumą, mamyte tu brangiausia. Mamai, kaip ją myli, nesugebam gražiai padėkoti už visą jūsų meilę, visą aukojimą. Todėl šiandien mums švelniai ir apsidairiai sakysim savo jausmus. Aš tikrai suprantu, įsivaizduoti, mums mažas dėmesys. Palieka saulyti, man visada aišku, sugrįžo mamytė. Man reikia jos rankų, širdies ramumos. Ir kas gi aš būčiau be savo mamos. Einu į gyvenimą, drąsiai žvalgausi, visur lydis žodžiai mamytė švelniausi. Kol sapno nėra, vėl vartau seną knygą, ta kurioj savo pasaką radau. Ten šalis stebuklingas aš mačiau, jas tiesė su tavim lankiau. Mama, pakylėk ligi dangaus, nesuprasti ir pajusti. Brangiausia, pavasario gėlė, tavo, vėjo švelniai ir gražiausi žodžiai. Ačiū, kad myli, gerą ir blogą, švelnų ir piktą laikį, kad aklinoj tamsų randi, kapuotos ir atjautos gėlelį. Gyvenimą, už meilės, džiaugsmų, skurdinas akis, už viską tau dėkoju, mama. Kviečiame vyresnių klasių
Tau, mama mieloji, vienintelė, gražiausia ir brangiausioji pavasario gėlės. Tau vėjo šiurenimas ir švelniausiai žodžiai. Ačiū, kad myli gerą ir blogą, švelnų ir piktą vaiką, kad aklinuoj tamsoj randi paguodos pratjautos gėlelę. Ačiū, kad esi. Kviečiame 11 klasę. Mama, aš tave myliu. Tau gėlytė šlama, vėjas tarp žiedų. Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už tave pasaulį geresnės nėra. 11 klasės vardu sveikiname Jūs mamyčių dienos proga. Linkime išlikti Jums tokioms žavingoms, gražioms bei laimingoms. O mūsų mylimiausias 11 klasės mamytes irgi sveikiname ir linkime skristi per gyvenimą taip lengvai, kaip šie balionai. Posmai, dainos, šokiai, vaidybinės situacijos šią dieną buvo skirtos Jums, mielosios mūsų mamos. Gražiai, gražiai,
Ir taip gerai įsitaisiau, kad pamiršau iš tikrųjų, kad dirbu, pasirodo jau tik ilsėjausi. Sveikinu ir aš jūs visas su ta pačia gražiausia metų švente. Ir manau, kad pati didžioji dovana, kurią jūs galite gauti, jau yra padovanota. Tai jūsų vaikų meilė. Ir tai, kiek jie geba, jūs matot pačios ir kiekvieną dieną, tiesiog tas gyvenimas yra toks greitas šiandien, kad bėgame, skubame ir pamirštame sustoti ir padėkoti. Padėkoti pačiam brangiausiam žmogui, mamai. Šiandien vaikai sakė jums tikrai nuoširdų ačiū. Ir manau, ne vienai ir ašara nusirito, ne tik džiaugsmo šypsena veidus mūsų puošė. Labai džiaugiuosi už jūsų vaikus, kad man teko tokia laimė atsidurti čia, šitoj mokykloj ir pasidžiaugti tuo, kuo iš tikrųjų galima džiaugtis. Tai žmoniškumu, nuoširdumu ir labai dažnai ir kuo toliau, tuo dažniau gražiu ir nuoširdžiu ačiū. Jūsų vaikų ačiū šiandien skambėjo labai daug kartų. Linkiu, kad tas ačiū jūs lydėtų visą gyvenimą. Kad vaikai, kad ir nesakydami, duotų suprasti, kad jūs visą laiką atsimena, jums dėkingi. Ir iš tiesų, tai yra brangiausia, ką mes turim. Visos esame mamos, visos žinom, ką reiškia vaikai ir visos žinom, kad kai vaikai laimingi, laimingos ir mes. Būkit laimingos, geros, gražios jums šventės. O visą kitą jums šiandien ir toliau kalbės dar jie. Dabar kviečiu visus vaišintis ir džiaugtis tuo, ką turim.